Labas visiems, sugrįžtam. O taip, grįžtam su nauja banga. Dar vienas eventas. Kas čia dedas per mėnesį laiko? 2 eventai? Tai šiandien vyks gladiatorių kautynės, naujas renginys, nauji netikėtumai. Tai turim areną, prie kurios dirbom nemažai, vien dizainas, stebėtojai bus 3. aukšte. Jie galės iš tribūnų žiūrėti, štai taip, viskas matysis nuostabiai ir puikiai. 2. aukšte bus dalyviai, kurie lygiai taip pat galės stebėti. Dar kol renginys neprasidėjo, labai noriu padėkoti nuostabiems savo angelams. Tai yra Monika, ačiū tau labai už visą pagalbą, už viską, ką tu man padėjai padaryti čia, surengti visą tą renginį, bet tavęs, neįsivaizduoju šito renginio. Toliau, morališkai padėjai labai daug. Ir Latrica, lenkiuosi prieš tave, kad tu atėjai šiandien padėti mums. Dabar laukiam dalyvių ir renginys tuoj prasidės. Tai ką, dalyviai jau yra susirinkę. 1. aukšte visi dalyvaujantys su nekantrumu laukia. Oi, kiek daug jų čia. Nusiteikę karingai. Visi gladiatoriukai mano. Ir čia bus patalpinti visi event metu laimėtojai. Prasideda teleportacija. Prasidėjo pirmosios kovos. Antroji linija tiesiog buvo. Ir vienas priešininkas dingo. Kitas taip pat dingęs. Viskas tvarkoja. Tai pirma kova įvykus. Congratulations and celebrations. Pirmi 5 dalyviai patekę į pusfinalį. Finalą. Ir prasidėjo kova. Wow. Kiti naudoja tam tikras taktikas su šildais. Pritupiamoji technika. Vienas jau nukirto galvą. Dar viena pora kovoja. Opa. Varai. Kuris? Dešinė kairė. Kažkaip jie įdomiai čia kovoja. Jokios kibirkšties nelabai. Opa. Biški. Taip, viena iš dešinės kairės. Dešinė kairė. Nu, kažką. Nežaiskit. Viskas. Oh no! Jėzulijo mirė. Ferverkai vėl. Congratulations. O nekantraujantys dar būsimi dalyviai šėlsta, šoka. Kovos iš tikrųjų vyksta labai dideliu greičiu. Ir kaip prasidėjo kovos. Šitie geriau kovoja. Tokio veiksmo daugiau duoda. Bet truputėlį atrodo, kad šoktų. Jie yra susikabiniai parankės. Ir viskas. Laukiam kitų dalyvių.
Dalyvių gretos, oi, stipriai apmažėjusios. O, kempiniukas plačiakelnis. Oi, tu saukai geras. Kempiniuk. Oh, who lives in a pineapple under the sea? Who yellow and orange and orange sea? Laukiam kovos. Ne kavos, o kovos. Jau vienas patvarkė. Išsiuntė, davė bilietuką. Galva pasiems. Taip ir sakiau, kad pasiėmė. Sukasi ratu galvoje momentai. Bėga ten, kur ir tu. Milijonas rožių lyg sentimentai. Skęsta jūroje debesų. Kempiniukas kovos. Tikėjai. Tai netikėtumas. Gavau ir aš pakovot. Susikaupiam, įkvepiam, iškvepiam. Ne. Au, nesimušam. Aš mirsiu. Mūsų kova bus ilgesnė tikriausiai. Oh no. Nu, įnirtingai mes čia varom. Man įdomu, kiek jisai gyvybių dar turi. Aš daug gyvybių tai tikrai nebeturiu. Visi laukia mūsų. Hopa. Kairė, į dešinę. Hopa. Bum. Laimėta? Okay. Kodėl aš laimėjau? Tai tuoj prasidės dar viena kova. Turim jau čia iš laimėtojų jamam, ne? Nes dalyvių kaip ir nebeturėjom. Tai dabar iš laimėtojų, kurie kovoja, dar laukia kiti. Neblogai. Kaip
kiti iškart pašalino. Aš nesuprantu, kaip jie gali. Kiti iš karto, o tai paimti ir nužudyti. Tai tas žaidėjas, kuriam su manimi teko pakovoti, gavo privilegiją kaip nugalėtojo vien dėl to, kad aš buvau kaip pagalbinė šitoj kovoj, nes sakiau, jeigu truks kažkokio žaidėjo ar panašiai, tai mes tiesiog įdėsim mane. For fun ėjau, kad tiesiog būtų su kuo jam kovoti. Ir kadangi, taip netyčia laimėjau, tikrai nenorėjau atimti tos vietos iš žmogaus, tai mes jį nusiuntėm į kitą etapą ir tikiuosi, kad jis turės galimybę tikrai laimėti. Tai dabar laukiam dar vienos kovos. Tai likę yra 3 ir 3, tai 6 poros. 3 poros, 6 dalyviai. 2 myčiai bus ir tik 3 bus nugalėtojai. 3 šių metų PvP nugalėtojai. Čia realiai labai lengvai bus nusinešti kilą jam. Pačios žaidynės nebuvo sunkios, tikrai, netgi pati išbandžiau. Nebuvo sunku kovoti visiškai, labai lengva. Tik tiek, kad turėti tikrai taktiką ir kaip jį kitą priešininką tiesiog nugalėti. Ir paskutinioji kova. Įdomu, kas laimės. Kas turės progą laimėti Omega, Ultra ir Supera paslaugas, kurios kainuoja tikrai nemažus pinigus. Kodėl jų tiesiog nepasiemus taip lengvai? Na ir viskas, 3 nugalėtojai. Sveikinu. Lengvai, greitai, efektingai. Ir ready go. Pukšt. Dantiem jau tokios kovos inirtingesnės atrodo. Jau gal biški noris jau jam ir pakovoti dėl pirmos tos vietos, antros, trečios. Jau ilgesnės kovos tapo. Tai čia yra šitie paskutinieji. Paskutinioji kovelė. Tos taktikos tokios atrodo, kad iš karto nužudyti kuo greičiau. Tai dabar 2 prieš 2 eis. Kaip šokis atrodo. Ir dabar bus 1 ant 1. Tai aš dabar tavęs paklausiu keletą klausimų, bet atsakyk tiesiog nuoširdžiai, gerai? Gerai. Tai kiek laiko esi BAP serverio žaidėjas? Aš BAP serverio žaidėjas esu jau metus. Supratau. Kiek sezonų esi žaidęs BAP serveryje? Oi, čia nežinau. 3 gal? Užskaitysiu. Kokį priešininką buvo sunkiausia tau įveikti? Benuxas Pro. Gerai. Ką galėjai padaryti geriau kovojant? Man tipo kovoje? Taip. Ta prasme, per visas kovas, ką galėjai, tarkim, padaryti geriau? Ką padarėjai ir ką galėtum pakeisti, tarkim? Pakeisti nieko negaliu, čia nesulimėjau.
Ir šiaip viskas gerai. Ok. Ar turėjai kokią strategiją, kaip nugalėti priešininką? Jo. Gal gali išduoti? Pašokė, laikai šildą. Ir jeigu jis pašoka, tu palauk ir tada tik trenki. Supratau. Ir kaip vertintum nuo 1 iki 10 naująjį BAP serverio sezoną? Nu, tiesą pasakius, aš čia jau pirmą kartą prisijungiu šiandien prie šio sezono, tai gal kokius 9. Gerai, ačiū. Kodėl pasirinkai būtent šį serverį? Nes čia visi mano draugai žaidžia. Gerai. Ką serveris galėtų padaryti geriau ateityje? Geresnę PvP areną pastatyti. Gerai, ačiū. Kaip vertini šį renginį nuo 1 iki 10? Mm, vertinu gal 8, nes matėsi, kad viskas rankiniu būdu, viskas teleportuojama buvo. Supratau. Ir ar tikėjais, kad laimėsi pirmą vietą? Jo. Gerai. Ačiū tau labai, tavo prizas lauks tavęs. Tai aš tau užduosiu 10 klausimų, bet atsakyk tiesiog nuoširdžiai. Tai, Jo, gerai. tai kiek laiko esi BAP serverio žaidėjas? Nepamenu tiksliai, gal kokius 2 metus, nu plius minus. Gerai. Kiek sezonų esi žaidęs BAP serveryje? Aš nepamenu, nu tiesiog nepamenu. Nežinau, 6-7 gal. Gerai, užskaitysiu. Kokį priešininką buvo sunkiausia šiandien tau įveikti? 200 kiam kuls. Gerai. Ką galėjai padaryti geriau kovojant? Neįsivaizduoju realiai. Reikėjo, karočią, prieš tai daugiau višį treniruotas. Gerai. Ar turėjai kokią strategiją, kaip nugalėti kitus priešininkus? Jo, aš tiesiog strategija buvo spamint su kardu į šildą. Ir, nu, čia tokia strategija. Ok. Kaip vertintum nuo 1 iki 10 naująjį BAP sezoną? Nu, realiai aš dar beveik nežaidžiau, tai nežinau, 7-8. Gerai. Kodėl pasirinkai būtent BAP serverį? Tiesiog įdomu, nu, beveik pirmą, nu, kai mažesnis buvau, pirmas serveris buvo visai įdomus pasirodė, tai va dabar ir likau šitam serverį. Gerai. Ką serveris galėtų padaryti geriau ateityje? Duel susidėti 2 prieš 2. Gerai. Ir kaip vertini šį renginį nuo 1 iki 10? 9-8, nu 9. Supratau. Ir ar tikėjaisi laimėti antrąją vietą? Na, Gerai. Ačiū tau labai už atsakymus. Sveiki. Labas. Kol prie tavęs prisikasiau. Įdomu. Biškių sėmės buvau. Nu, okei. Tai žiūrėk, aš tau turiu 10 klausimų, kadangi laimėjai 3 vietą, tai noriu, kad gerai. atsakytum nuoširdžiai, ta prasme, nemeluojant, žinai. Jo, gerai. Tai pirmas klausimas būtų, kiek laiko esi BAP serverio žaidėjas? Nu, realiai ilgą laiką. Metus gal. Ilgiau, Mhm. neatsimenu realiai. Bet ilgą laiką. Gerai. Kiek sezonų esi žaidęs BAP serveryje? Oi, dabar nepasakysiu tiksliai. Nu, Bet tai plius apie minus. kokius 5, 6, 7 esu. Tikrai. Ok. kažkur. Kokį priešininką buvo sunkiausiai įveikti? Benuksą pro realiai. Daug kas taip pat atsakė. Ką galėjai padaryti geriau kovojant? Negulėti ir su tekstu ir peku būti. Ar turėjai kokią strategiją, kaip nugalėti priešininkus? Ne, tiesiog daužiau ir viskas. Vabankiai. Jo. Supratau. Kaip vertintum nuo 1 iki 10 naująjį BAP serverio sezoną? Dėl arenos biškai pasipiktinęs, nes tiesiog linija
aplinkui ir viskas, daugiau nieko nei apstatyta, nei ką. Tai duočiau kokius 7-8 Mhm. kažkur apytiksliai taip. Kodėl Tarp 7 ir tarp 8. Gerai, supratau. Kodėl pasirinkai būtent BAP serverį? Na, nes daug žmonių, įdomu, galima ir kaip pasakyti, pasimušti arenoje, kažkas taip. Supratau. Tai ką serveris galėtų padaryti geriau ateityje? Pagerinti areną ir realiai viskas. Nu ir padaryti, nežinau, pagal mane tai MCMO būtų įdėti. O pagerinti nežinau. areną tai būtent šią areną? Jo, šią areną. Galima ir kitą, nesvarbu kokią areną, bet svarbu, kad būtų apstatyta kažkas tokio panašaus. Nes šitam sezone yra ne viena arena, tai jau yra nemažai, tai žinai, pamatė tik vieną iš jų. Toliau. Kaip vertini būtent šį renginį nuo 1 iki 10? 10. Ačiū. Ir ar tikėjais, kad laimėsi 3 vietą? Realiai ne. Net buvau nustebęs, kad laimėjau 3 vietą. Nes yra realiai gan gerų žaidėjų, kuriuos aš pats labai gerai pažįstu. Pavyzdžiui, kaip Klepas, ten Midžionmiras ir Zeneksas, pavyzdžiui, tokie. Tai dėl to buvau nustebęs. Gerai, ačiū tau labai, tavo prizas tavęs laukia. Tai Gerai, susitiksim ačiū labai. kitą kartą. Tai tiesiog norėjau padėkoti už dalyvavimą, kad atėjot. Ir jums prizai bus išdalinti visiems. Tai dar kartą ačiū. Susitiksim kada kitą kartą, kokiam kitam evente. O šiam kartui tiek. Ir Turiu klausimą. Klausau. Pasisnepa. Snapą. Aš snapą nebenaudoju jau, o dieve.